tikrai nepabūgo šio oro ir visi linksmi, matau tai iš jūsų šypsenų. Šiandien noriu Jums pristatyti ilgai lauktą, išsvajotą ir pagaliau įgyvendintą savo idėją. Dirbti pagaliau nebe namuose, išeiti, kad ir į mažą namelį ir jame atlikti savo paslaugas. Ačiū ir noriu tarti visiems, kurie mane palaiko, skatina ir kas be ko bara ir pamoka. Ypač artimiausiai žmonės. Be jų nebūtų nieko. Taip pat didelį ačiū noriu tarti rėmėjams, be kurių šis renginys tikrai nebūtų įvykęs. Šių rėmėjų pagalba stalas apkrautas vaišėmis, dalis vaišių dar tik bus įnešama, nes tikrai vėjas visą tai nupūstų. Taigi, noriu padėkoti įmonei Linar už šampano purslus. Tik Linar įmonėje visada rasite gėrimų pigiau. Ingos virtuviai prisidėjusi prie vaišių kūrimo ir tikrai pamatysite, kokie nuostabus jos muštinių skoniai. Vitos Jovaišienės individualiai veiklai gėlės jums. Proginių ir vestuvinių suknelių salonai Julija. Čia visada išsirinksite savo svajonių suknelę įvairioms progoms ir su palankiausia kaina. Jurgos kirpiklėliai už vestuvinių šukuosenų kūrimą, įvaizdžio formavimą bei palaikymą. Šeimos kepyklai UAB Laugena, Laurinienės konditerijai už skaniausią šakotį ir gardžius sausainius. Audros manikiūras pedikiūras Raseiniai, tai yra mylimiausiai mamai, be kurio šis renginys taip pat nebūtų įvykęs. Fotografams Monikai Sututį bei Živilei Čepaitį. Informacinėms rėmėjams raseiniškis.lt korespondentui Mindaugui Tučiui bei Info Raseiniai korespondentei Sigitai Austinskaitei. Be to prie šio renginio prisidėjo vairavimo mokykla, automobilis, Meškauskienės gėlių kioskelis, gimtadienio dovanas jums ir dar didelį noriu pasakyti maketuotojui Laimiui, kuris ne per seniausiai įkūrė įmonę UAB Insignia. Dabar noriu pristatyti visą namelio idėją ir jos įgyvendinimą nuo pradžių. Todėl įžanginių žodžių kartį apie ES rėmimą, namelio rėmimą, statymą kviečiu savo tėtį Liną Greičių. Greta, sveikinimą atidarius savo grožio studijos namelį, sakyk, kokios nuotaikos, ar labai jaudinais? Jaudinuosi tai labai, bet nuotaikos puikios. Visi atvyko tie, kurie turėjo atvykti, artimiausi žmonės, tie, kurie mane palaiko, paskatina, kartais pabara. Todėl labai džiaugiuosi. O jaudinimasis tai be abejo, kas be ko, visi jaudinasi, tie, kas turi vesti renginį ir su žmonėm be abejo bendrauti. Kas paskatino tave atidaryti grožio? Tiesiog visa tai buvo ilgai laukta, išsvajota ir kiek galima dirbti namuose, kampelyje. Aišku, dar ir studijuoju, tačiau visą laiką norėjau kurti savo studiją, kurti savo namus, sakykime, aplinką, kurie galėčiau dirbti ir atlikti savo paslaugas kokybiškai. Kas padėjo tau atidarant šią studiją? Be abejo, tėvai. Be tėvų nebūtų nieko, tėvai mane ir rėmė, tėvai ir skatino, tėvai ir barė ir visą laiką realiai viską žiūrėjo, negaliu užsikelti kažkokių aukštesnių tikslų, negu leidžia nei pajamos, tiesiog negalim aukščiau iškelti bambos tikslų. Jau kiek iškėliau, tiek iškėliau ir tą visą, ką iškėliau, įgyvendinau. Kokių paslaugų gali tikėti žmonės atvykę čia šalia Palendrių piliakalnio? Makiažas, blakstienų priauginimas, depiliacijos, antakių korekcijos, tai atlieku aš, veido procedūras dar atliksime vėliau, o mama ir mamos kolegė naujai atsikrausiu čia, tai atliks nagų priauginimus, pedikiūrus ir taip pat antakių korekcijas. Greta, pati kada susidomėjai kosmetologijai? Nuo 9 klasės jau domėjausi, žiūrėjau ir katalogus, varčiau, domėjausi prekiam. Tada pradėjau sakytis jas, iš interneto siūstis, iš užsienio ir pradėjau daryti ant mamos draugių, ant savo draugių, išleistuvių progom, visokiom gimtadieniais, visokiom įvairiausiam progom, net į klubus draugės ateidavo ir darydavosi makiažus pas mane į namus. Tai jau sėjai savo ateitį būtent su šia profesija? Tikrai, nuo 9 klasės buvau 100% įsitikinus, kad būsiu kosmetologė visažistė ir 10 klasėje jau žinojau, ką pasirinkti ir kokius egzaminus laikyti, norint, kad įstočiau. Ir nemokamą, aišku, tikėjausi ir įstojau nemokamą kosmetologiją studijuoti. Ar dabar čia Raseinių rajone, Raseinių mieste, ar jau turi savo klientų ir kiek maždaug? Taip, visa vasara yra pilnai prirašyta, žmonės renkasi, vasarą be abejo labai padaugėja makiažų, atvažiuoja nuotakos netgi iš aplinkinių kaimų, kaimelių, miestelių, taip pat turiu klienčių ir iš Ariogalos, Jurbarko, nes ten galbūt trūksta kvalifikuotų, su gerom priemonėm dirbančių specialistų, tai jie mielai renkasi žmogų, kuris, tarkim, turi
patirtį, turi savo profesionalią kosmetiką, bei yra tiesiog žmogus, kuris nori tobulėti. Ar konkurencija labai jauti mūsų rašte? Tiesą pasakius, ne. Tikiu, kad kažkada nebus lygių. Kažkada, tikiuosi. Ačiū labai.